Laminuotos grindys tai pirmas žingsnis sukurti savo namų interjerą. Renkantis laminuotų grindų dangą svarbu pasirinkti jums patinkančią spalvą, rašto tipą, atsparumo klasę. Išskirtiniai grindų raštai bei spalvos suteiks jūsų namams jaukumo ir savitumo. Platus raštų pasirinkimas leis kurti tokį interjerą, apie kokį svajojote. Lankavos apdailos medžiagų skyriaus vadovas Virginijus Maknys supažindina su laminuotų grindų dangos savybėmis bei montavimo ypatumais. Renkantis laminuotą grindų dangą, svarbiausia jums pasirinkti spalvą, raštą, atsparumo klasę. Padėsime jums įsirinkti laminuotų grindų dangą, supažindindami su laminuotų grindų tipais, atsparumo klasėmis bei montavimo ypatumais. Grindys yra skirstomos į dvi grupės, tai individualias ir visuomeninės. Gyvenamosioms patalpoms yra priskiriama 21, 22 ir 23 atsparumo klasė. Visuomeninėms patalpoms yra priskiriama nuo 31 iki 34 atsparumo klasė. Kuo atsparumo klasės skaičius yra didesnis, tuo atitinkamai klasė yra didesnė. Grindys gali būti 5 tipų, tai 1 juostos, 2 juostų, 3 juostų, 4 juostų. Taip pat gali būti plytelių, akmens imitacijos ir kitų. 1 juostos grindis galime pasiūlyti 2 tipų, tai lygias grindis arba su nuožulna, kitaip dar vadinama V formos grioveliu. Nuožulna gali būti iš 2 pusių, tai būtų vadinama 2V grioveliu arba iš 4 pusių 4V grioveliu. Nuožulna yra impregnuota dėl drėgmės patekimo į laminuotų grindų vidų. Nuožulnos dydį sudaro spalvos impregnantas. Grindys esančios su V formos grioveliu pabrėžia lentelės matmenis, raštą, faktūrą. Grindys atrodo lyg iš natūralaus medžio. Visos grindys yra lengvai montuojamos klik sistemos pagalba. Norime pristatyti naują montavimo sistemą, tai klik sistema su gale esančia tarpine, kuri leis dar greičiau ir kokybiškiau atlikti montavimo darbus. Prekiaujame vokiečių, lenkų, belgų, austrų, prancūzų ir kitų gamintojų grindimis. Kviečiame apsipirkti Lankavos parduotuvės apdailos medžiagų skyriuje ir išsirinkti jums labiausiai tinkančias laminuotas grindis, o taip pat pasiūlysime platų prekių pasirinkimą, taip pat pakonsultuosime apdailos medžiagų klausimais.